Esu Sonata. Esu Dovydas. Degimų ūkis. Vadiname Sodo uogą ir esame įsikūrę Joniškio rajone. Prie Skaisgirio, kaip sakant, Taučiūnų vienkiemis, kaip čia taip pavadinti. Taučiūnų kaimas. Taip. Auginam braškės šiltnamį, turim pasisadinę sausmedžio uogų, sausmedis dar jauni krūmeliai ir daugiau dar turim ko? Šitakiai grybų. Taip. Ir braškių. Taip. Ne, Dovydai, mes turim šilauogių. Aš pasakiau braškių. Auginam 4 veislės, 2 ankstyvas, 2 vidutinio ankstyvumo. Auginam jau 4 metus. Pernai davė šiek tiek derliaus, bet čia buvo tik didžioji pas mum audra, tik čia nudaužė stiebus šilauogėm, tai buvo žalos gan nemažai, tai čia džiaugiamės bent, kad šiemet atsigavo, bet gražiausiai krūmai dar žydi, tai tikėkime šiemet derliaus taip pat dar bus. Šiltnamis yra 720 kvadratų, sodinukų yra 3600, toks skaičius maždaug. Pirmi metai mūsų ūkio, tai rinkomės 3 skirtingas veislės pagal ankstyvumą. Ir dabar tiesiog testuojame, žiūrim, kaip kas mums patinka, kas nepatinka ir žiūrėsim jau ateičiai. Mūsų istorija tokia, kad Dovydas yra skaisgirietis nuo gimimo, aš esu žagarietė, tai čia realiai vietinė kokie 9 kilometrai nuo čia. Ir gavos taip, kad mes tiesiog, aš gyvenau Kaune apie 9 metus ir su Dovydu pradėjom draugauti ir taip jisai mane parsiviliojo. Ir gavos, kad įtraukė tą ūkininkavimą, jis jau buvo pradėjęs su šilauogėm ir tada galvojom, tai jeigu dirbam ties ūkiu, tai plečiamės tada kažkaip. Paramą skiriam būtent šiltnamio įsigijimui, stelažum, visom plevelėm, konkrečiai ogininkystė, tai sausmedžio sodinukai, plevelės, visos laistymo sistema, tai viskas buvo pagal paramą. Bandėm kažkaip sutilpti, aišku, neužtenka paramos, visada reikia dar iš savo lėšų, bet tikrai yra labai didelė pagalba, bent kad pradžiai įsikurti ir pasidaryti tokį palengvinimą. Susidėliojo čia mums taip likimas, kad aš esu Sonata, Dovydas ir mes taip sudėjom pirmas 2 raidės mūsų vardų ir gausi Sodo uogą. Taip esam pasivadinę Facebook'e. Ten stengiamės kelti tuos visas peripetijas mūsų ūkio, kas nesigauna, kas gaunasi, tai dalinamės, kad tikrai auginam patys, kad matytų, kiek darbo įdėta. Priiminėjom per socialinius tinklus užsakymus, iš ūkio prekiaujam, tai šiandien atidarysim 1 dieną prekybą prie pagrindinio kelio, nes esam tikrai ganėtinai geroj lokacijoje, mato visi tą mūsų šiltnamį. Turim kamanių, kamanės tikrai dirba, jos apdulkina mūsų braškių žiedus. Ir mes tikrai pastebėjom, kad, žinokit, prie to kamanių viso avilio, kur aplinkui braškės yra. Taip, tikrai dar daugiau tų braškių. Aš nežinau, tai jas tikrai labai gerai padirbėjo. Per tais metais vasarą tikrai, žinokit, atėjo nematyta audra, kur net vyriausi miestelio žmonės nebuvo gyvenime matę, kas čia dėjos, tai vėjas buvo nesvietiškai didelis, visi ūkininkų laukai buvo iškulti, žodžiu, viskas, tai aišku, nepraėjo taip pro mūsų šiltnamį lengvai, tai vyras buvo laukuose, jisai kūlė kaip tik javus ir atvažiavo čia pasižiūrėti ir žiūri, kad visas šiltnamis yra sumaitotas, taip iš tikrųjų. Tai buvom ką tik pasistatę, draudimo šiltnamiui nėra, nes draudimo kompanijos neapsiema rizikos arba ta kaina būna, nes tokia neprotinga, sakykime, tiek, kiek naujas šiltnamis kainuotų, tai teko patiem rinktis vėl ar atsisakyti viską mesti, paramos, grąžinti pinigus, viską, ar kažkaip bandyti kovoti ir atstatyti. Tai pasirinkom antrą variantą ir atstatėm šiltnamį ir dabar džiaugiamės. Viską atperka, tai šitos raudonas braškės gražios, didelės iš tikrųjų, tai kai pamatai šitą vaizdą, tai iš tikrųjų džiaugiamės, tikrai verta buvo, aišku, buvo sunku, bet nesigailim nei kiek.